Labą dieną visiems. Kaip sekas? Tai šiandien sekmadienis ir pirms mano video YouTube'ui. Tai nuo ko pradėti, ne pats nežinojau, tai šiandien biškai pasigūglinau, pasižiūrėjau, ką gali nuveikti aplinkui namus. Tai man ChatGPT išmetė, kad netoli yra apleistas tunelis, kuriuo 1857 važinėjęs traukiniai, turėjo jungti kažkokią. O dabar bėgių nebėra ir jis ir užmūrits. Bet mačiau, kai yra skylutė YouTube'e, ką gali įlysti. Einam, pasižiūrėsim. Nu ką, radom. Senasis Vordeno tunelis. Tai aš nežinau. Čia. Ar čia galim jį praeit, bet čia ir kažkoks rezervats. Tai takai išmindyti. Gali eit, matau žmogus viens ein priekį. Tai va. Tai jeigu kam reiks kokias informacijas, galit komentarą parašyti. Pasakysiu, kur ir. Labai graži diena šiandien. Koks aš žioplys. Einu atgal. O dėl ko? Dėl to, ką pamiršau prožektorių. Dar įsidėjau, pasikroviau. Ir pamiršau. Nu gerai. Einam. Tai mes jaučiu, kad esam ant tuo tunelio dabar. Tai leidžiamės į apačią. Ir pažiūrėsim. Man atrodo, labai daug avių. Oho, jau šneka su manim. Labai daug. Jo, ir tunelis, pažiūrėsim, kaip mes į jį įlysim. O taip, jis čia niekur nedinga. Tai va. Tai čia kažkada buvo bėgiai. O dabar čia nebėra bėgių. Kažkas variklį palikti. Dar kažkokių ratų. Kaip šaltis eina iš jo. Wow. Vaikeli. Tai čia palikta skylė. Čia tas grotas yra tipo šikšnosparniam praskristi. O visa kita nežinau, kodėl čia ta skylė yra. Bet jo, čia ein įlyst. Ir mes į jį įlysim. Matau antrą galą, labai toli. Bet jis jo. Bandom. Nu ką? Lendam. Laikyk. Man reikia įlysti. Man storą šikną čia įlysti. Tau reikia pagalbas? Turėtum pralįsti čia, drąsiai. Koks aids. Aišku, grafičių belekiek. Kaži, kiek čia plytų.
Bet nėra tokia jova. Įsijungiau šviesą gal biškį. Nebešviečia. O dabar jau, ne. Kas čia su tų prožektoriu? Niek nebematau, jau jaučiu. Vienu žodžiu. Nesuprantu su tų prožektoriu. Ant vėl man nešviečia. Blykčiot pradėti. O, pagaliau. Nu, tu eini? Nu, aš irgi noriu pasikrauti. A. Wow. Kažkas laužo kuriam. Eik, tu šikt. Saka, ir šikšnosparnių. Būtų gerai. O, kas čia? Be jau tamsu. Kokias nesąmonės. Nu, pagrindė vien grafitis. Grafitis. Daug Coca-Colos, Monsterių. Kaži kur ant snuvė. Vat gerai šikšnosparnį sutikti. Geras. Įdomu. Jo, nu va, viena iš apleistų vietų Anglijoje. Užskaitau. Tai kažkad skaityk, čia buvo bėgiai. Važiuodavo. Kaip kaži dūmai išeidavo, varydavo, tai ant anglių. Tai keistai net. Nėra nei alsavimo. Vamzdžių niek. Vau, vaikeli. Tyme. Nu, be prožiko čia būtų tamsu, ne? Tai jo. Nu, tas įdomesnis, ne? Negu tas Kelmarš. Čia bent jau toks. Ten tvarkings, čia toks apleistas. Bet kiek grafiti. Ei, prirašė. Jaunimas leidžia laiką. Jo. Čia jaunims leidžia laiką. Blūdį. Biški šlapia darosi. O tai. Bet šiaip tai nelabai ką ir bežiūrėti. Praeini, pareini. Tai jo. Bet vis tiek įdomi. Sakyk, ką? Toks. Tas tunelis ir šiaip rašo 800 metrų. Šiaip didelis. Ilgas. Čia buvo kažkada jungti su nuo Bedfordo miesto iki Hitchino. Tai skaityk 1857 metais. O kažkaip tai prieš daugiau negu prieš 100 metų. O jis dabar tebestovi. Iški čia jau griūna. Tikiuosi nesugriūs. Ne, dar negalvojau, kad čia tokių vietų gal surasti. Pasirodo yra.
apleista Anglija. Tai va. Nu gerai. Einam iki galo. Pažiūrėsim, kur išlysim. Kažkur turėtumėm išlysti. Čia gražus grafitis. Visai. Šitą sieną čia kažkas specialiai pragriovė. Šiaip saka, internetą skaičiau, kad čia tam tuneliu vaidenas. Seriously, dabar sugebėjai pasakyti tai. Nu, bet sakė, kažkas čia praleido visą naktį. Ir nieko nematė. Ir nieko nenutiko. Tai būkim ramus. Bet man atrodo, šikšnosparnis praskrido priekį. Eik tu. Gal ne. Nežinau. Jau pradėjo vaidenti, ne? Jau pradėjo vaidenti. Eina šį. Kaži, reikia grįžti atgal? Ar gali kur nors per ten praeiti? Nu, norėčiau, kad praeiti gali. Nebenori grįžti? Ne. Nepatiko? Lemba vilks, eiti nafik da galo nesmatai. Šiaip galime eiti atgal. O, matei? Aha. Šikšnosparnis. Šikšnosparnis, o dar vienas. Eik tu šikti. O jie čia gyventojai skiliai. Tai čia vanduo bėn. Wow. Tai galim nebeiti, einam atgal. Išeit reikia, nu. Man nori išlysti. Šikčia, kaip čia bėn. Gerai, nematvalė. Skylė ir matas, bet ar eis išlyst, tikiuos nebus su kokiam grotam. Tuneliukas. Nu va, šikšnosparnį matėm. Jis mūsų išsiganda. Jaučiu. Ir tai čia, tai. Jaučiu kaip smėlę. Ant galo. Keistai. Tai biuriukas nešta šiaip dėlį. Čia gali jo smėlę pasikasti. Iš kur jis, kaži, čia atsiradęs. Ten buvo žvyras toks priekį. Dabar čia smėlę pilna. Dabar nenorėčiau, kad tas prožektorius numirtų. Tik čiunkt į nebešviesos. Nu ir ką? Išlindam. Čia biški šlapia ant galo. Tokios tešlos. Čia reikia kraštu eiti, bet tas tunelis čia ir užverst. Gals. O, vaikeli, tai kaip čia man išlipti? Kokie tešlynai. Oho. Ha. Nu ką, lendam lauk, pažįsim, kur išlindam. O jis čia užverst. Gerai atrodo. Kažkur eina. Takelis ir. Nu ir išlindam. Nežinau kur. Einam, surasim gal. Gal nereiks eiti atgal. Jaučiu, kad teks eiti atgal tunelį. Nerandam praėjimą. Atsitrinkiam į namus. Kažkieno. Stieklysi. Nebandysiu lįsti pas jį. Nu, bet tai čia parašė. Ir vis tiek tu eisi. Na. Drąsi ta mano moteris. Bet tu išlysi.
į kiemą. Au, kiek dilgalių. Jo, čia sodas ras. Ne. Vienu žodžiu. Žinokit, ponai, dabar esam ant tunelio. Ir nieks neikit su šortais, jo. Kaip nusidilginau kojas. Nu, bet dėl to, kai ieškom išėjimą. Vienu žodžiu, kits galas atsitrenk grinai į laukus. Kairiai pusiai, dešiniai pusiai po ūkininko namus. Į niekur tu nenueisi. Girdžiu ir kažkur kelis, bet nu neįmanoma. Dilgelinai 5 metrų ilgio. Čia nebent tu turi būti labai drąsus įveikti tokius dilgelius. Eiktus. Tik nesusikeikiau. Tai teks eiti, ponai, atgal tuo tuneliu. Tai jau atgal jaučiu. Nebefilmuosim, nes į vieną galą jau nufilmavom. Tai susitiksim, manau, kitam gale. Nes kitokie neturiu variantą. Ką dabar? Vėl dilgelės. Teks lysti šitą vėl. Kaip vėl šaltis eina iš jo. Ha. Kaip apaugęs. Šiaip. Kaip tie medžiai. Čia jį okupavę gamtą. Jo. Tunelis. Nu ko, einam atgal. Ko čia belauk? Pažvengt nori. Nu va. Pažiūrėkite, svariau. Reikia blembačkė. Reikia pleistro. Nu ką, ir išlindom. Parėjom atgal. Tai va toks ir bus tas pirmas mano YouTube video. Tai ir atsisveikinsim. Atsisveikins Rasa. Sakyk viso gero. Viso gero. Ir atsisveikina Mantas. Viso gero. Žinai ką daryti. Taip padaryti. Susitiksim kitkart.